Sveiki, su jumis aš Karolis ir šiandien ilgai laukto Elif Aistikų C apžvalga. Taigi nieko nelaukiam, neriam žemyn. Taigi, modą gaunam tokioj dėžutėj. Tai čia, matot, dingo spalvos mano, o čia mano yra juodas. Viduje iš karto randa modą. Dar čia turim visokių dangtelių. Čia turim USB kabelį, tinkamą fast charge 2 amperų. Ir skaitalą galėsit paskaityti iš ryto. Taigi pereinam prie modo. Atrodo štai taip. Man asmeniškai gana gražiai. Juodas toks matinis pabaigimas. Dažai gana kokybiški. Pačioj turim baterijų ventiliaciją, USB jungtį apačioj, kas yra. Ir modą jungt labai paprasta. Spaudžiam 5 kartus. Įsijungia modas. Taigi trumpai parodysiu dabar meniu. Įeiti meniu, spaudžiam tiesiog 3 kartus. 1, 2, 3. Užsidega wattage, tai yra vatų režimas. Tai yra išmanusis režimas. Toliau turim temperatūrą nikelis, titanas ir SS. Tada turim TCR režimus ir grįžtam prie vatų. Kad pasirink kažkurį tai modą, kaip pavyzdys Smart, čia galim reguliuoti low high, kad prie tam tikros varžos modas parinktų tam tikrą galią. Šiandien toliau testuosim ant vatų režimo, todėl grįžtam į jį. Toliau yra dar kelios funkcijos, parodysiu trumpai, tai būtų paspaudžiam power ir žemyn, įsijungia stealth režimas, dabar ekranas neveiks, tik tuo metu, kai spausim, jisai užsidegs ir viskas. Stealth režimą išjungiam, nes aš jo labai nemėgstu. Tada paspaudę power ir į viršų, galim pareguliuoti vaizdą, ką matom. Įsijungiam puff counterį, turim tik tais varžą ir bateriją. Toliau turim voltus, varžą ir bateriją. Turim puff counterį ir taip toliau. Man labiausiai patinka štai šis. Taip pat turim reset mygtuką, jeigu modas pakimba arba norim nusiresetinti duomenis, tai tiesiog spaudžiam reset ir viskas. Toliau modą išjungiam. Yra dar kelios funkcijos išjungus modą. Tai yra galim pažiūrėti mūsų baterijų įkrovos lygį, spaudžiam power ir žemyn. Štai matom, kad mūsų baterijos turi tiek energijos. Toliau spaudžiam power ir į viršų. Ir įeinam į TCR nustatymus. Taip pat turim preheatą. Jis man išjungtas, nenaudoja. Ir USB, jeigu tokį nesąmonę užsukus ant viršaus USB jungtim, galima naudoti jį kaip powerbank. Štai tiek ir meniu. Dar vos nepamiršau vieną funkciją parodyti, kaip galima apversti ekraną. Tiesiog palaikom šitos 2 mygtukus vienu kartu. Ir ekranas apsiverčia į kitą pusę, jeigu patogiau žiūrėti taip. Dabar jungiam, ekranas bus taip. Aš kažkodėl mėgstu labiau originaliai, todėl apsiversiu, kaip man labiau patinka. Taigi vos nepamiršau parodyti, kaip naudojant temperatūros kontrolę reikia pasikeisti vatus. Taigi matot įjungtas stainless steel režimas, spaudžiam 4 kartus power mygtuką ir mums persijungia į vatus. Tiesiog aukštyn žemyn, paprastai pareguliuojam. Dar kartą fire mygtuką ir užtvirtinam. Vėl pasikeitė į laipsnius. Laipsniai reguliuojasi lygiai taip pat. Čia dabar Fahrenheitai, perinam prie laipsnių Celsijaus, kyla iki 315 laipsnių. Taigi palyginam šį modą šiek tiek su kitais modais, kad būtų aiškiau, koks jo dydis, kaip jis atrodo. Taigi pirmiausia lyginsiu su juo vyresniuoju broliu, tai yra mano daug kovų matęs senas geras Aistik iPower. Taigi kaip matot, jie iš tiesų labai panašus. Klausa, kaip matot, šiek tiek platesnis, nes jisai talpina net 25 mm kaitiklius.
jungti šiek tiek kitose vietose. Svoris gana panašus. Taigi toliau pažiūrim su štai šiuo mažyliu, L85. Na, čia jau apie dydį viską patys matot labai aiškiai, nėra ką daug kalbėti. Ir dar vienas 2 baterijų modas. Lyginu su 2 baterijų modais, todėl kad šio talpa man atitinka 2 baterijų modo talpa ir tarnauja lygiai tiek pat laiko. Predatorius šiek tiek ergonomiškesnis. Dabar pažiūrim, kaip atrodo su Iconu. Asmeniškai šį setą naudoju pastoviai kiekvieną dieną. Labai gražiai atrodo. Matot, nieks neišlenda. Taip pat puikiai tinka ir 22 mm kaitikliai. Turim Tobeko super tanką auksinį. Jokių gepų nelieka, viskas labai gražiai priglunda. Nieks neišlenda. Galit naudoti su bet kokiu kaitikliu, kuris yra nuo 22 iki 25. Puiku. Taigi pamatėt modą iš arti, pamatėt iš arčiau, kaip atrodo su mano Iconu, pamatėt, kaip atrodo su Tobeko super tanku ir taip toliau. Susipažinot su meniu, meniu tikrai paprastas ir pažįstamas, tai ten labai daug nėra ką pasakot. Garuoja puikiai ir pereikim prie pliusų minusų. Taigi pradėsiu galbūt nuo pliusų, tai yra integruota baterija, labai patogu. Nereikia įsigijus įrenginį pirkti atskirai baterijų, galvot kokias pirkti pakrovėją ir taip toliau. Nusipirkot, užsukot kaitiklį ir naudojat. Pirmin, viskas. Žiauriai paprasta ir patogu. Toliau kitas pliusas būtų, kad gali palaikyti iki 200 W. Aš tiek asmeniškai tokį įrenginį tikrai nenaudočiau, nes aš šitaip 200 W nenaudoju. Bet tiem, kas nori, gali. Nesiriboja ties ten, pavyzdžiui, 80 ir taip toliau. Kitas pliusas, kad galit naudoti kaitiklius iki 25 mm skersmens. Tai labai praveria visą pasirinkimo ratą, kokį galit užsisukti kaitiklį ant viršaus ir galit naudoti kelis skirtingus ir nebus jokių išlindimų, negražumų ir taip toliau. Toliau dar pliusas, man patinka, kad nelieka joks tarpas, susisuka viskas lengvai, kadangi 50 jungtis yra su spyruoklė ir jokio net minimalaus tarpelio nelieka, yra žiauriai patogu. Dar vienas pliusas yra meniu paprastumas. Žiauriai patogu, paprasta, nereikia niekur klaidžiot, nieks nestringa, greitai veikia, 1, 2, 3, galbūt tik tiek, kad reikia įsiminti visas funkcijas, kada spausti tos 2 mygtukus kartu, kada tos 2 mygtukus kartu, bet naudojant, tai viskas įsivažiuoja labai į priekį puikiai ir problemų nebūna. Toliau surinkimo kokybė yra gana nebloga. Modas vis tiek yra iš biudžetinių linijos labiau, bet jį paėmus į ranką to nesijaučia. Nieks nekliba, netarška. Jokio mygtukų barškėjimo nėra, per prievartą norint galima jos pajudinti, bet viskas tvarkoj. Mygtukai plastikiniai, tačiau spaudosi smagiai, takšti viskas kaip turi būti. Ir pliusų turbūt bus tiek, jeigu atsiminsiu, paminėsiu. Toliau pereinam prie minusų. Jų yra nedaug, bet tokie ganėtinai erzinantis, nes pirmas būtų USB jungtis apačioje. Žiauriai knisa smegenys, man labai nepatogu. Negalima taip pasidėti modo ir tiesiog įkišti pasikrauti, reikia galvoti, kaip jį palikti. Aš dažniausiai darau taip ant stalo galo arba ant kokios palangės padedu, tada iš apačios įkišu, kad man nereiktų ten laikyti ar braižyti kaitiklio ant stalo ir taip toliau. Kitas minusas būtų ekranas. Žinokit, man jisai žiauriai neryškus. Viduj, patalpoje naudotis viskas tvarkoja, išeini į lauką, tikrai erzina. Turi arba prisidengti, arba pasisukti kažkaip, kad pamatyti, ką jisai rodo. Aišku, jeigu nusistatę esat ir nieko nereikia reguliuoti, tai viskas ok. Bet jeigu norit pasikeisti galę, tai arba įsijungti kitą režimą, tikrai šiek tiek erzina. Toliau mačiau kitų youtuberių video apie būtent baterijų talpą, apie mažus, kad čia eina 3 lipo baterijos, kurios yra serijoje
ir tie magai tarpusavį nesusisumuoja, bet čia šitam video neįsiplėsiu, nes video yra būtent tik apie šį moduką, ne apie baterijas. Tai pamatysite ateityje, galbūt vlogė, kai kalbėsim apie modus, tada papasakosim išsamiau, kaip skaičiuoti magus, kokie dar yra duomenys ir kaip žinot, kad tiek šis modas, tiek kitas modas laikys identiškai. Man asmeniškai šis modas tarnauja tiek, kiek tarnauja 2.18650 baterijų modai. Tai yra gana neblogai, visai dienai neužtenka, jeigu naudosiu aš dažniausiai garinu ant 80-85 W, tai visai dienai neužteks. Bet iš to išeina kitas pliusas, kurį pamiršau paminėti, fast chargingas. Jeigu turit telefoną su greitu pakrovėju arba galite tiesiog nusipirkti pakrovėjo galiuką, naudoti laidą iš komplekto arba naudoti kitą fast chargingo laidą ir modas jums pasikraus žiauriai greitai. Nereikės turbūt net 2 valandų. Įsidedat, baterijos įla 100% ir važiuojam toliau. Tai dar vienas toks patogus dalykėlis. Šiaip pliusų minusų turbūt bus tiek. Pabaigai noriu pasakyti, kad asmeniškai aš įrenginį šį rekomenduoju. Aš naudojau labai ilgai ir senąją powerį. Man patinka taip pat šis, naudosiu taip pat ilgai. Vien dėl paprastumo. Nereikia keisti baterijų, nereikia nieko. Šis labai puikiai, net sakyčiau, ir dovana kokiam draugui ar tėčiui, kuris garina, turi paprastesnį įrenginį, reiktų pereiti prie kažkokio reguliuojimo ir nenorit išleisti galbūt daugiau pinigų, nereikia ten nei baterijų, nei pakrovėjų ir taip toliau, taip toliau. Tai va, žiauriai patogus daiktas. Tai šiam kartui, manau, bus tiek. Susitiksim kituose video. Nepamirškit prenumeruoti Debesų lygos Facebooko kanalo, nusišneku durnius, YouTube kanalo, apsilankykit Facebook grupėje, apsilankykit Instagram'e ir taip toliau. Nepamirškit komentuoti, pasakykit, ką norit pamatyti toliau ir iki.